Na, vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, nežinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Irgi čia, lindo iš čia, netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labą dieną. Visiems jau senai matėmės. Vėjas pučia, tai stengiuosi nuo vėjo laikyti telefoną. Kasinėjame kentografistai šiandien. Saulutė šviečia. Nešalta, bet vėjas pučia. Iš tikrųjų tai biški gali girdėtis triukšmas. Už ką aš labai atsiprašau. Aš nekaltas, aš nepučiu. Tai man pasitrauksiu toliau. Kasinėjom šiandien iš tikrųjų jau gana ilgai. Nežinau, jau gal po 2 ar po 3, pradėjom 9. Radau va keletą daikčiukų šiandieną. Pats geriausias tai, kas nustebino, vokiškas užkabinimas Pirmo pasaulinio karo laikų. Čia, aš kaip suprantu, gal nuo palto vokiško, vokiečių kareivio. O toksai va užkabinimas. Anglija vis dėlto ne taip dažnai tokie dalykai papuola. Suvenyras turbūt buvo atsivežtas. Nu, čia keletą variokų radau. Variokai tokie, kaip čia pasakius. Net nežinau, kas čia. Edvardas 7 matau plikė. Ten dar kažkas, tai fartingas kažkoks numiręs ir pensas kažkieno tai. Na, poras saktelių, muškietas kamuolių porą. Žodžiu, sunkiai einasi, galvoju, važiuosiu namo. Vaikščiau čia po lauką, gana didelis tas laukas. Ten bažnyčia yra labai sena. Bet kaltinuką tik tai vieną mačiau, šiandien vienas rado. Gal čia buvo kažkadaise miškas. Na, žodžiu, nesvarbu. Kasinėjau, pavragau, vandenį baigiau, jau galvoju, čia va pasisukiausiu ir eisiu link mašiną, o galvoju, viskas užtenka. Kai staiga iššoko signalas. Signalas buvo gana geras. Aš, matot, skaičių nežiūriu, nes čia nais pasikabintas mano pultas ant Deus antro. Tiesiog viską pagal garsus. Kasinėjau labai daug sagų kareiviškų ir sagų tų, taip gal net parodysiu, čia pas mane tų sagų šiandien prikasiau didžiausią galybę. Nežinau, kiek aš šitų sagų, va tokios vasagelės, visokios žiauriai, visokios tokios šiukšlės. Nu ir žodžiu, žiūrėkit, ką aš šiandien šneku. Ką aš čia gumą tempiu. Žiūrėkit, kasgi čia nais. O čia nais yra auksas. Vestuvinis žiedas kažkieno pamestas. Svoris jaučiasi, biškiai lenktas, matosi. Bet tai man visai ir nesvarbu, nes vis dėlto auksinis žiedas. Tai aš čia pabandysiu jį nuvalyti biškiuką, gal kokias raidės pasimatys, vardai ir dar kas nors. Nu, nedidelis žiedukas iš tikrųjų, nežinau, gal net moteriškas, bet toks didelis, gal nežinau. Nu, nežinau, daug nesveria, kokie gal 3 gramai, sakyčiau. Bent jau man taip atrodo. Tai, bet vis tiek, auksas yra auksas. Pirmas šiemet. Jau galvoju, auksą nebematysiu. Kaip čia dabar galvoju, auksą? Vis nepapuola šiemet man. Ir va, prašau. Pirmas aukselis. Dar vedybinė niekad nebuvau radęs žiedą. Hei, auksiukas. Valio, draugai. Statom laikus, viską. Ir ką? Super. Diena užskaityta. Hehe. Super. Na va, pavaliau, jokių užrašų nėra, bet, kas nudžiugina, 22 karatai čia nais. Aukšta praba. Nu, matės iš tikrųjų iš geltonumo. Ką aš čia dar matau, pakol kas. Daugiau aš nieko nematau. Inkaras matau yra. Jo, inkaras matau yra. Birmingeme daryta, 22 karatai.
O pagal raidę reikės atsekti metus. Nu, bet, visai fainulis žiedulis. Toksai vat. Pirmas šiemet auksas. Galvoju, kurgi po velnių. Nes taip, žinai, per metus taip 3-4 kartus būna. Vienais metais net 7 turėjau. O dabar nebuvo, jau 4 metų ir prabėgo. Ir pagaliau. Aišku, geriau būtų moneta, bet skūstis negaliu. Vis tiek, auksas yra auksas. Gaila, kad jis čia biškiai toksai įlenktas. Čia naisva. Fokusuokis. Nenorisi fokusuotis šiandien man. Bet žodžiu, vis tiek jėga. Patenkintas. Pirmas metų auksas. Ką, reikės važiuoti namų čia? Čia jau atsiboda, jau nugarą nebelaiko, iškasiau labai daug šiukšlių, labai daug. Jo, kiek čia reikia tų šiukšlių iškasti, kas tokį surasti, jūs neįsivaizduojat, kas nekasat, tikrai neįsivaizduojat. Galvojat, pamatot video, auksas ar auksas, ne, taip nebūna, iškasiam daug, labai daug šiukšlių, labai daug. Nu ką, puiku, viskas pasisekė šiandieną, auksą turiu, noriu galima važiuoti namo. Atsipalaiduoti, net ir alaus skardinukę atsidaryti, kodėlgi ne. Šventės vis dėlto, visus iššventėm ir ką. Gerai, realiai lėkiu namo. Atėjau čia organizatorius padėti šiukšliams sudėti. Šitas va tuščias. Sakau, sudėsiu, parodysiu, kiek aš šiandien prikasiu. Čia vienas tik daiktas kažkoks įmestas, visa kita bus mano. Tokie vat. Labai daug sagų, žiauriai daug sagų šiandieną. Išprotėt galima buvo. Dar iš tikrųjų šitą išpyliau vieną kartą šiukšles, nes prie lauko į šitą į griovį, nes čia buvo nesąmonė jas nešiotis tas šiukšles pastoviai. Nu va tiek va, įsivaizduokit, kiek čia sagų yra. Crazy. Džiauriai sagų. Kas žingsnį, tai paini ir sagas. Džiauriai daug sagų. Nu va, žodžiu, tokie ir visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Ade.